paruošusi naują rubriką, kuri vadinasi Su vyneliu. Ir turiu dvi gražuolės šalia savęs, kasgi tokios, prisistatykite. Sveiki, aš esu Indrė iš Įzdami kanalo. O, sveiki, aš esu Milda iš Gyvenimas spalvos. Žinokit, realiai tai turėčiau būti vynas, bet mes vyną jau išmokėm, tai mes dabar geriam kokteilius. Ir šiandien, kaip matote, esame visos labai stilingos ir šiandien pakalbėsime apie mūsų youtuberių gyvenimą, kiek mes uždirbam, ką mes veikiam ir apskritai, kas ten dedasi mūsų ten tose užkulisiuose. Tai pirmiausiai, klausykit, aš dabar paklausiu jūsų, nugi nuo ko jūs pradėjote savo YouTube'ą, nu tai kaip iš dabar tam žvaigždėm kaip per naktį patapot? Tai... Nu, nežinau, iš tikrųjų, aš tai ėjau prekybos centre ir mane sustabdė toks agentas. A, ne? Sako, jo, tu esi labai filmogėliška, jo labai graži ir gal, sako, norėtum, bet tokį dalyką, žinai, daro. Tai kalti binelį. Jo, o aš tai žinot, kaip buvau. Palauk, aš dar nebuoju. Tai va, aš tas agentas. Ir paskui, žinot, mes pradėjom su agentu dirbti, ir štai va rezultatas. Kiek čia nereikia net metų ir prašom jau kiek followerių. Dabar Gebėjau. Nu, tai šitą pagal tam tik naudu, kaip tau, žinai, nes aš kaip suprantu, tu irgi, žinai, tokia superstar, žinai, tampi visą, žiūri, žinokit, keliasi kiekvieną kartą vis tokia, žinai, aukščiau, aš sakau, to man nebelytės, žinai, vis nebendraus su man. Nes sveikinasi tik kas antrą kartą. Jo, žinai, atvažiuoti, pasisveikina, kitą kartą nebesisveikina. Man tai, žinom, buvo truputį sekasi, taip pat kylam, o nežinau, taip gimė mintis, kad kai buvau Amerikoje, tai kad tenai labai populiarus dalykas ir galvoju, nu tai man irgi reikia būti žvaigždė, superstar ir kai pamačiau, kad čia taip gyvenimas vyksta. Taip, nes draugės tai žvaigždės. Vat ir tapau. Ir mes draugaujam. Iš tikrųjų, tai aš turiu paminėti, ta prasme, mes tai nedraugavom, nes už žvaigždė mes už tai, žinai, 3 ir draugės. Nes, pavyzdžiui, mano Nu, pas mane tai ir šūba, ir kailinukai, ir skrybeliukas, žinai, ir labutinai, čia pas mane tai tai. Žinai, labutinai, tai kaip nematai klausyk. Bet tai klausyk, tu tai aklą nematai. Tai aš matau, aš atsitrenkiau, koją netyčia, žinai. Tai ir voštelė mano labutinus. Iš tikrųjų, net su kablais pertreskė Justės pėt, kiek mes iš kavalio. Tai žinai, aš tai galvoju, Aš išgersiu. tai tu gal išgerk ant tų nervų. Aš tai žinai galvoju, paklausiu, nu, bet gal biškių nelygis. Nu, kad pavyzdžiui, kai jūs pradėjot daryti filmukus, kokį pirmą filmuką sukūrėt, nu žinai, nu taip žinai, aišku, aš suprantu, mes žvaigždė, žinai, nerealios, nu, bet vis tiek pirmą kartą atsisėdai, nu žinai, ir galvoji, ką čia man sakyti, nu tai kokias jūs Man tai aš žinau, kad savo vilos turą darysiu ir... Aš tai nugi irgi sakiau, welcome to my crib, žinau, nu pirmą Jo, ir video. savo lagutinių batų kolekciją, nes labai žmonės prašė, sako... O po Versace rankinės ką neparodytų dar? Tu visos Ne, nes kolekcijos. dabar, žinai, laukiu naujos kolekcijos. Ai, Sakė, tai man palauk, atsijo palauk, vasarai vasaros visą iš karto taip daryti. neapsimoka No. dabar jo. Ta iš vis nupindėjus, tik ant Berkinsų gyvena, tai Versace tai net nelygis. Jo, ir va čia va tikros. Daro kailis. Daro kailis, iš Jo. tikrųjų jos vyras yra medžiotojas, važiuoja į Aš- safarį, aš- tai veža kailių visų. Sako, kailiu, aš tai išgirdau, kad... Nesakyk. Aš tai išgirdau, žinokit, kad avelės kailis, aš galvoju. Aš ir galvoju, kokia čia dabar ta tokia tamsi avis, nu galvoju. Nu, bet žinai, aš galvoju, nes Permanentas padarytas toje vietoje. Ne, čia iš Aš tikrųjų tai labai žinau, reta. galvoju, šis Tai mada yra, nes jų pasaulyje yra tik gal nežinau 4. Jo, tai va ir iš dviejų eikų su bakteriais. Tai, nu, atsiprašau, čia taip ilgai vyko, bet Taip. nu, pasipuošti irgi reikia, o žiema dar už lango, tai, žinot, traukia iš spintos visus savo. Nu kokia žiema, mes ir vasarą vaikščiosim, tai kur matys visi, jeigu mes padėsim į spintą. Dabar čia pagalvosiu. Žinai, čia kiek kainavo. Nu, Ne, ką tai durda? Padėti šimtą. Nu, sako, dulkėt, kad nematytų, nu, vėl augutinė, nei Versace, tai... Tada tai vasarą. Visai nemoku žvengti. Mergos, tai reikia išgerti. Gal tu išgerti. Tai žinai, tai aš ir galvoju, taip ir nepapasakoti apie savo tos
pirmus video, kaipgi jūs ten taip, žinai, pradėjot, nu, ta prasme, atsisėdat. Aišku, aš suprantu, kad ten, žinot, kad jūs ten, žinai, gražios, tokios tobulos, nu, bet tai ką jūs kalbėjot, nu, man tai, žinai, nedaina kažkaip. Tu tai ką, mes tokios gražios kalbėti nereikia. Ai, nu tai aš tą patį pagalvoju, aš pirmą video irgi galvoju, net nekalbėsiu, ką man čia atsisėsiu, tegul paspokso. Paspokso, ne, ir pinigai tik byra, ir va, jau Klausei. antri ir treti, nu tai... Tai, žinai, pasakė apie babkės, tai širvogo klausykit, Margos, nu tai kiek jūs iš to YouTube'o uždirbat, kad čia su lobutynais vaikštot. Tu man tai nekalbai dar rankinę, aš piniginę... Tau už tai su berginsais ir vaikštot, nu. Nežinau, reikės plevas skriščiai į New Yorką, jau turiu bilietus nupirku, žinai, ir apsipirkti. Palatai turiu, O tai kas ir dar tebe mūsų buvo. Nu, Tai mano lėktuvas jau išskrido į Užsikinuos savo lėktuvą į skraidino. Vašingtoną, žinai, išskrido. Ir tavęs nepaimino. Ir aš, kadangi turėjau Man tavo mūsų pilotas nepatinka, susitikimą, žinok. nu tai nieko pakeisim. Pakeim, net nepatinka. Tai va, tai- Bet tavęs į Vašingtoną išskrido. Nu tai tu supranti, aš dėl jūsų likau. Taigi Nu, dėl to, kad čia pakeitimė. O jos čia dabar, manau, nori pilotą pakeisti. Nu tai va, ir Nes čia mano žodžiu- pilotas tai manęs laukia visą laiką mano jachtui. Lėktuve. Tai jachtui tai laukia, kaip ten palauktis. Jūrininkas, ane? Nu nežinau, Kapitonas. Kapitonas, tai... Nu, kaip bavarės, taip aš neskris, tai Vašingtoną kaip tavo. Aš tik... Nu tai ar jūs girdit, ar negirdit, aš dėl jūsų likau, nu. Tai aš galiu čia toj paskambinti ir atsiųsti tą lėktuvą ir varysiu į tą New Yorką, va taip pat. Nu, kokio to velnio į New Yorką, tu skris į Miami. Nenoriu aš. Valandą tam New York'e dar. Nieko, aš turiu kalinių, tai va. Ai, nu bendrai jo paskui bus Nu, per kartą, oi. neparodysim. Čia mes katavau palaukti. Juodosios avelės kailės. Jūs žiūrėk, sakai, nutrūko. Čia jau sugadino. Eina šį. Šitą tokį ką. Eina šį, kur tas saga? Nieko nesvarbu. Aš nesvarbu, tai kaip aš sėdėsiu. Tai tą raidę surastumėt jo. Nu, ir nebėra Jam, sagos bet pagrindų. negrįžo. Nu gerai, viskas. Jau pavagyk sėdė kaip. Nebesimaskatuoju. Jau, tai viską Kišenė vagia. pavyko, ne? Nu, Uo. tai va, atrado. Gerai, čia. Tai klausykit, Mildutė ką tik sugadino savo avelės šiūbą. Sako, nukrinta jos kailis. Čia Nieko, kaip būna. pusantra. Bet tai klausyk, proga apsipirkti, klausyk Indrutę, varom, žinok, šopintis į Fifth Avenue. Aš taip galvoju, žinai, davai rytoj, tu tai nieko neveikia. Tai gerai, aš susiskambusiu su vairuotoju ir nuveš. Nu, aš ne aš savo pilotai pasakysiu, kad pavogtų lėktuvą, žinai. O aš savo jūrininkų, kad jachtą ten biškai pagražu. Nu, Varysim, apsipirkti. apsipirksim, tada baliušką, tada party ir kavaną. Nu, taip, Tada į bet- YouTube'ą rodom, kad pirkom ir... Bus Jo, pabloginsim, bus, jo holas bus. Holas. Fifth Avenue holas, jo. Jo. Nu Jo, čia aš nerealiai, labai jo. patinka. Dar tokio nedarėm. Eik tu Eik, tu klausyk, mes taip nedarėm, taigi mes Kaip nervus nesugalvojai? Nes iš tikrųjų apsilaikė. laiko nėra. Nu, tai žinai, mes skraidom ištisai visur, nu tai ką Tai žinai, nespėjom padarysi? tos pinigus čia vartyti skaitos. O bet tai Gavėjais merginos. Eik, tu, aš tai nepraeinu, žinok, aš vargina, aš nebegaliu, žinok, einu Aš tai gatvėje, už bet tą yra pasidariau tas savo parašą. Jo, aš tai žinok, irgi ne. Nusamdžiau žmogų, kad už mane parašinėtų. Aš tai mano sekretorė pasirašinėja, aš nesakau, ai sakau, žinok, aš nevargsiu, sakau, čia ne mano darbas, mano ranka per brangiai kainuoja, kad aš pasirašyčiau, tai sakau, davai Tu tu. jau apdraudų savo rankas. Nu tai, iš tikrųjų, ne tik rankas ir pirštus ir nagus atskirai, nu ką gali Žiūrėk, žinot, man. žinok. Nu, tu, aš tai žinai, aš galvoju, žinok, į priekį labai, aš galvoju, taip, žinai, mąstau. Ne, tai suprantu. O klausyk, tai mergos taip ir nepasakėt, kiek iš to savo YouTube'o uždirbat. Nu tai dabar Tai net dabar, nu tai viešai čia tas kultūras, tai nepradėsim. Nu, bet taigi įdomu visiems labai. Nu, taip, nu, jau aš pradėsiu papasakok. Aš iš pradžių tai žinai dar žiūrėdavau, ten Jo. skaičiuodavau, nes ten būdavo žinai pradžioj 1000 eurų, ten 2000. Jo. Bet paskui žinai, aš tiesiog sakau, veskit man į sąskaitą banko ir aš tiesiog ateinu, žinai, kortelę perbraukiu ir žinau, kad man ten žinai užteks vis tiek tų pinigėlių, tai ir nesirūpinu. Šaunuolių, tai gerai, žinok, aš irgi taip net Tiesiog irgi geriau tą kortelę turėti, nes tie pinigai žinai praėjo. Nes mes tai tą rankinuką dar. Aš labai knygos mėgstu, tai nu, žinai, va, kai nueini parduotuvę, atidarai tą rankinę, ten kupiūros
voliojasi 500. Tai žinai, tada visi ir žiūri, nu, supranti, ir aptarnavimas, Ir kad tada tas visai ir kitaip. Taip. Bet kitaip ir į mane žiūri, nu jau supranta, kad aš galiu ir nupirkti. Ką? Kaip minelė dar reikalo. Tai aš sakiau, kad galiu tada nupirkti, ką nors, kai matau, kad daug yra pinigų. Tai va, nu. Ne, iš tikrųjų, tai dėl ko nenešiuosi rankinukė, žinau. Nes, žinai, aš žinau, kad visą laiką norėjau padaryti taip, kad žinai, užlipti į pačią aukščiausią buildingo viršų ir nuo ten, žinai, paleisti iš savo rankinės visas kupiūras žemyn ir padaryti pinigų lietų. Tai jinai dažnai bando prisvarti psichologiškai, galvoja rytoj, nežinai, man žadėjo, sako, eisi pirmadienį, nu sakau, gerai. Atėjo, žinai, antradienį, sako, buvai, jinai sako, taigi aš tai nesakiau, kuri pirmadienį, nu. Taip, už tai vienas babkės ir nešiojasi, nu. Nes iš tikrųjų tu užsiemi labdaringą veiklą, nevarguojam padėti. Taip, nu tai Visą žinai. paleidi ir žinai, kas kas pagaus, kam labiausiai reikia, tai taip, pagauna. taip. Bet supranti, jinai taip, pavyzdžiui, taip, žinai, protingai, taip parkuoliam padeda, nes jeigu, pavyzdžiui, ta prasme, aš tai suprantu, jeigu, žinai, vargšas žmogus tik tai jachtą turi ir negali nusipirkti lėktuvą, tai aš suprantu, kad jam reikia padėti. Šaunuolė, kad tu tokiem žmonėm padedi, šaunuolė, žinok, jo. Aš Mes visą laiką tai, jeigu tu žinai, gopšuolė savo, tai nieko. mamyga, tai mūsų, žinokit, gerietė, jinai tai. Nes tu gal daugiau turi, žinai, kai mes turėsim. Tai ašgi pasidalinu pajamas, ar jums ką mažą. O tai kur mano pinigai? Tai, Nu tai man ne, tai tai čia pasižiūrėk į savo rankinų. Man idėjai? Tai man. O tu man perėtai gal į Ne, aš tik nesinaudoju tais bankais, juokauju, man viskas. Nemoku neįs. slepia. Tai palauk, tu turi banką, bet nesinaudoji banką. Ne, nu tai tas Jinai bankas, savo nuosavą banką, tai tu nesako. man keista. Ne, Nu, nereikia. jinai pati savo bankų nepasitikė. Aš žinai, nueinu į tą Pasikviesti gamyklą, pavadinimą. ne, aš į gamyklą nueinu, prisikraunu tą čimodaną, žinai, ir važiuoju. Tai aš žmogus toks sunkus, neskauda pečių. O, Taigi nešioja man, taigi tai asmeninį turiu padėję ir va taso Tik tai viena, pas mane Nu, tik kai trys yra. einam kartu, tai su vienu, tai Aš kai žinai. tris įmurnu, neduok dievą kažką nusipirksiu. Nu. Arba supranti, apsipirksiu, žinai, kai kartais būna eini, žinai, pavyzdžiui, tam pačiam Fifth Avenue. Nu ir žinai, galvoju, ai, nu nieko nepirksiu. Ir pamatai, o bože moj, nauja labutynų kolekcija. Nu ir perki visus, nu tai vienas taigi nepaneš. Vienas tai nepaneš. Antrą pastatą užstatai senelės kučiutės. Nu, Žinok, tik jau baigia statyti. dabar. Nu, nebeturiu kur dėti, supranti. Tai jau, žinok, jo antrą statau ir, žinai, pagalvoju, reiktų trečią, žinai, just for in case, nu, ta prasme, Nu, jo, jeigu nes Lietuvos kolekcijas leidžia. Jo. Reikia prasinešti irgi. Bet, pavyzdžiui, sugalvo, kad mūsų gyvenimas labai lengvas, nes pažiūrėk, kiek mes turim rūpesčių. Jo, žinok, aš irgi, man tai, man tai tiek Nu, streso. man tai YouTube'as tikrai tiek daug atnešė, aš nežinau. Aš irgi tokia, tiesiog žinokit, esu yra- happy. Ir Nieko nebereikia, čia- daugiau gyvenime visiškai, žinokit, taip, viskas Čia, žinokit, paprasta. linkim jum irgi užsiimti šią veiklą, Jo, nes užsiimti, babkės žinai. tikrai Jo, ir čia, ir jeigu čia. norim, Sminga. Nes pažiūrėkit, tai mūsų iš tikrųjų nori tokio gyvenimo kaip mūsų, tai būtinai Taip, tobulas. Tai- Nes jūs pažiūrėkit, šūbos, laubutynai, berginsai, versačiai, nuteisinai, nu, Svarbiausia nieko daryti, tiesiog. Taip, Jo, kaip prieš kamerą nieko. atsisėti ir Taip, pasakinti ir taip, babkės. nu, taip, ir Aš tokie noriu šitas babkės. video jau babkių. Nu, Dievas, kaip gerai. O Jėzus, žinok, aš dabar jau, žinok, man tai pavyzdžiui dabar yra stresinė situacija. Supranti, aš galvoju dabar, va sako, ką pirksi, aš tiek visko turiu, aš nebežinau, ką pirkti, tai man jau žinai stresas. Jėzus, aš jau tiek išlengau vakar, tai pagalvoju, iš to padėti aš Mums šiandien reikia dabar galvoti, ką tu darysi, reikia. Tu nepergyveni su galvos, Jo. Tikrai? Tikrai. Pirksim, nu, tu nepergyveni. Bet aš tik vakar labai žinokit nervinausi, žinokit, taip labai stresas, aš mėgot naktį negalėjau. Aš irgi kartais neužmiegu, kai parduotuvės važiuoju ir žinau, kad jau be ką man čia nupirkti, kai visko tiek daug. O Vis tiek reikia žinai- pirkti, nes pirkti yra įpirkti. Ei, o žinai, o dar išmatai iš vakaro, kad rytoj nauja kolekcija bus ir žinai toks stresas, kad ateis ir nupirks prieš tave. Tai dar duos Žinok, šimtmetį, viskas. tai jau viskas. Nu, aš Aš irgi irgi žinau. tada blogomis, man užsakymą, tu nepergyveni. Taip, tai bankė tam parduotuvėms, žinai, pervestum, kur reikia. Bet žinai, tu man paskui pasakyk savo banką, aš paskui pinigų nelaikysiu. Oi, taip. Tai tu klausyk savo banko nepasitikė, tai aš tai nelaikysiu irgi, žinokit. Jo, nu tai tu Jo. pas mane rankinukę gali priglausti. Tai aš jau ką žinai. dabar.
Tai šitiem, kaip matot, žiūrovai pasimis pinigų, žinokit, sninga, padarytą video mums visiškai yra nesunku. Atsisėdam, padarom, pasnigo babkių, nu ir gyvenimas yra super lengvas, life is fiesta. Labai, žinokit, yra viskas paprasta. Taigi, žiūrovai, dabar mes rimtėjom, tikiuosi, kad jums patiko mūsų video. Parodijam. Taip, mes šiandien tiesiog sugalvom padaryti kažką įdomesnio, kad tiesiog papasakoti ir jums pralinksminti, tikrai nepriimkit viso to rimtai. Mes tiesiog sugalvojom iš to, dėl to, kad labai daug žmonių klausė, kiek mes uždirbam, kaip mums yra lengva tas video padaryti ir apskritai koks tas mūsų gyvenimas, tai mes tiesiog pagalvojom, padarysim parodiją ir jums pajuokinsim. Tai tikrai labai tikimės, kad jums patiko, bei buvo smagu žiūrėti. Ir kad jūs supratote mus, kad tikrai čia... Ir mes tikrai juokaujam, mes tiesiog bairuojam. Ir taip pat nepamirškit užsukti į Mildos ir į Indrės kanalus. Mes turime kitokį jums paruošę video, tai tikrai bus įdomu. Ir žinoma, prisijuoksit daug. Taip, čia kaip visą laiką su mumis. O šiandien jau su jumis atsisveikinsiu. Ačiū, kad žiūrėjot. Tikrai tikiuosi jums patiko. Ir iki pasimatymo kitame video. Iki.